Galimybė yra minimali, Lietuvos rinktinės pranašumas, tik tai 2 taškai. Ir reikia rezultatyvios atakos. Mantas Kalnietis pakeitė Martyną Pocių po šios minutės pertraukėlės. Jonas Mačiulis. Tomas Delninkaitis bėga prie tritaškio, Linas Kleiza prašo kamuolio čia baudos aikštelės prieigose, jo metimas iš vidutinio nuotolio. Netaiklus, Jonui Mačiuliui nepavyksta pasiekti kamuolio, taigi Kanados rinktinė jau šalia. Netaiklus metimas. Mantas Kalnietis atkovoja kamuolį ir pražanga Levonui Kendalui. Dabar ir Kanados komanda jau turės 4 komandinės pražangas. Gaila, kad neturėjo dabar, dar prieš šią Levono Kendalo pražangą, dėl to, kad teks šią ataką pradėti tiesiog išsimetant kamuolį iš užribio, 2 baudos metimai nepamaišytų. Labai reikia Lietuvos rinktiniai tikslios ir rezultatyvios atakos. Nesvarbu, kiek taškų, 2 ar 3 būtų, bet reikia pataikyti. Mantas Kalnietis. Užtvarą jam stato Paulius Jankūnas, tačiau už tos užtvaros progą susikurti pavyko sudėtinga Mantui Kalniečiui. Kamuolys pašokinėjo ant lanko. Nebuvo tiesiog kur daugiau jo dėti Mantui Kalniečiui, Paulius Jankūnas. Ir net nėra, atrodo, žingsnių. Netaiklus, labai netaiklus metimas iš 3 taškų zonos. Lietuvos komanda negali pelnyti taškų, tačiau lygiai to paties neleidžia padaryti ir varžovams. Dar vienas šansas Lietuvos rinktiniai. Jonas Mačiulis. 10 sekundžių atakai. Atakai, kuri galėtų atnešti pergalę. Manto Kalniečio metimas. Netaiklus. Ir su kamuoliu Kanados rinktinė. Andersonas. Jo metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. Ir štai tokia dramatiška pabaiga.